Įsivaizduokite, kaip neriate per šniokščiančias rėvas, aukštus krioklius ir pavojingus kanjonus, turėdami tik aukštųjų technologijų plastiką ir savo įgūdžius, kad išliktumėte gyvi. Ekstremalus plaukimas baidarėmis stumia žmogaus ištvermės ir drąsos ribas, tačiau jis nėra be pavojų. Nuo sūkurių iki rąstų, iki blogiausio košmaro, kurį galite įsivaizduoti tykant po vandens paviršiumi. Prisisekite diržus, nes keliausime per kvapą gniaužiančias 4 blogiausių ekstremalaus plaukimo baidarėmis incidentų žmonijos istorijoje akimirkas. Žiūrovams rekomenduojama atsargiai žiūrėti. 2011 m. rugpjūčio 7 d. Alanas Sacheris ir keli kiti baidarininkai leidosi Cherry Creeko upe Stanislauso nacionalinėme miške, Kalifornijoje. Tai, kas turėjo būti linksma kelionė upe, netrukus virs košmaru, kuris amžiams pakeis jų gyvenimus. Jei manėte, kad plaukimas baidarėmis yra ramus kelias tekančia upe, pagalvokite dar kartą. Nenuspėjamos srovės, netikėtos audros ir po vandeniu slypintys pavojai, tokie kaip rąstai ir uolos, gali jūsų jaudinančią kelionę paversti kova už išlikimą. Ir tai dar neįskaičiuoja greitai tekančių sūkurinių verpetų. Patekus į vieną iš jų, tai gali būti mirties nuosprendis. Net patyrę baidarininkai gali būti įtraukti į sūkurius, iš kurių nėra galimybės pabėgti. Ir 28 metų Alanas Sacheris buvo patyręs baidarininkas. Jis buvo kilęs iš Portlando ir mėgo mokyti kitus plaukti baidarėmis srauniomis upėmis. Pasak jo, šis sportas supažindino mane su draugais visam gyvenimui ir išmokė daugiau apie save nei bet kas kitas, ką esu daręs. Tai nuveda mane toli nuo turistinių vietų kitose šalyse ir į kai kurias slapčiausias žemės vietas ir kartu padeda man išlikti kukliam. Ši konkreti plaukimo baidarėmis kelionė buvo ruošiama keletą metų. Alanas ir vienas iš jo draugų visada kalbėdavo apie Upper Cherry, kai irkluodavo kartu. Upper Cherry Creek yra 3 dienų ekspedicija kupina didelių krioklių ir ilgų greitų granito vandens čiuožyklų. Tai buvo tarsi stebuklinga vieta, kurios jie nekantravo ištirti. Tačiau jų planai keliauti per Cherry Creek visada rodos žlugdavo. Alano kelionė buvo atšaukta paskutinę minutę, o jo draugas susižeidė. Taigi jų pirmasis nuotykis turėjo palaukti. Kitą kartą, kai jie planavo kelionę, vienas susižeidė kelį, o Alanas susitrenkė šonkaulius. Atrodė, kad aukštutinė Cherry vėl išsprūs iš rankų. Galbūt jie turėjo tai priimti kaip perspėjimą. Tačiau galiausiai, po savaičių planavimo, pasiėmė atostogas darbe ir stebėjo vandens srautus, jie buvo pasiruošę. Jų komanda buvo tvirta kaip uola. Alanas, Gregas Paizeris, Zachas Lenuaras ir dar vienas draugas buvo pasiruošę leistis į kelionę. Zachas ir Gregas buvo keliavę ją per Cherry kelis kartus, todėl Alanas jautėsi šiek tiek užtikrinčiau šiuose nežinomose vandenyse. Alanas buvo patyręs, daug metų plaukiojantis baidarininkas, garsėjęs savo planavimu ir atsargumu vandenyje. Nemėgdamas rizikuoti, jis neturėjo priežasties abejoti, kad ši kelionė bus kaip ir visos kitos. Kai jie pasiekė tako pradžią, jų draugui Zakui sugedo kuprinė. Po kelių valandų bandymų ją sutaisyti jis turėjo pasitraukti. Tačiau jie sutiko Nicką Murphy, tvirtą baidarininką iš Tenesio, kuris praleido savo kelionę dėl skrandžio ligos, todėl jie pakvietė jį prisijungti prie jų grupės. Ta vakarą jie žygiavo apie 2 valandas. Nueidami 3 mylias, jie įsikūrė stovyklą gražiame kalvos šlaite, iš kurio atsivėrė vaizdas į Cherry ežerą. Kitą rytą jie įveikė likusias 9 mylias iki starto vietos. Terminas starto vieta tiesiog reiškia konkrečią vietą vandenyje, kurioje, nuleisite savo baidarę į vandenį. Alanas vedė didžiąją kelio dalį ir jie ten atvyko dar prieš piet. Jie susitiko su kitomis grupėmis, nusnūdo, o tada papietavo. Jie negalėjo atsispirti stovyklavimui nuostabioje Granite Wonderland vietovėje, o Krisas net pagavo keletą vaivorykštinių upėtakių vakarieniai. Kitą dieną jie anksti išsiruošė į upę, kad išvengtų karščio. Jie judėjo per slenkščius ir riedulių ruožus, o taip pat apiplaukė bauginančią rėvą, vadinamą West Coast Gorilla. Plaukdami per dar daugiau sraunių vandenų, jie patyrė nedidelį išgąstį vietoje, vadinamoje Double Pothole, kur Nickas apsivertė ir turėjo nuplaukti į saugią vietą. Iššekę po įvykio ir dėkingi, kad viskas gerai, jie nusprendė anksti įsikurti stovyklą virš vietos, vadinamos Waterfall Alley. Ta naktį jie stebėjo, kaip kiti irkluotojai įveikė krioklius. Jie planavo tą patį padaryti kitą dieną. Auštant rytui visi buvo susijaudinę dėl dar vienos dienos ant vandens.
su adrenalinu ir daugybė linksmybių. Jie nė nenumanė, kad saulei nusileidus vieno iš jų jau nebebus gyvo. Ta diena jie stovėjo ant kranto ir stebėjo, kaip draugas irkluoja per pirmąją srauniąją atkarpą. Matydami jo sėkmę, jie dar labiau užsidegė patys leistis į savo plaukimą. Alanas įkėlė savo baidarą į vandenį ir išplaukė. Tačiau beveik be jokio perspėjimo ištiko nelaimė. Alanas plaukė vandeniu su įprastu įgūdžiu, kai staiga per akimirką jo baidarė pateko į sūkurį. Kaip vėliau pasakojo liudininkas, jis buvo įtrauktas į kažkokį mažą atbulinės srovės užutekį Waterfall Alley apačioje. Patekus į sūkurį, pirmas dalykas, kurį reikia bandyti padaryti, stipriai irkluoti, kad iš jo ištrūktum. Bet jei srovė per stipri, reikia išlipti iš baidarės, nerti į upės dugną ir ieškoti tarpo srovėse. Visą tai turi padaryti, kol tave laiko po vandeniu šis pašėlęs vandens sūkurys. Atsidūręs tokioje sudėtingoje situacijoje, Alanas iššoko iš savo baidarės, nusileido į upę ir sunkiai kovojo su srovėmis. Pasak jo draugų, jis stengėsi iš visų jėgų išplaukti, bet sūkurio jėga buvo per stipri. Jis buvo įtrauktas po vandeniu. Virš vandens liko tik jo ranka, bandanti ką nors sugriebti, kas galėtų jį išgelbėti. Visi grupės nariai puolė veikti, mesdami virves į Alano ištiestą ranką. Vienas iš jo draugų pakomentavo: mes bandėme mesti virves iš valčių, nuo uolų viršuje ir nuo mažo akmens, kuris buvo truputį per toli pasroviui. Bent kartą pramovėme pro jį mažiau nei per 2 pėdas. Tačiau įnirtinga srovė jį nugalėjo ir jis dingo po vandeniu, jo ranka lėtai slydo šalin. Jis buvo nuneštas srovės daugiau nei 3 minutės. Jo draugai įnirtingai stebėjo vandenį tomis minutėmis, kurios atrodė kaip valandos. Alanas Sacheris galiausiai buvo išmestas iš sūkurio be sąmonės. Gregas ir Krisas jį ištraukė ir nedelsdami pradėjo gaivinimą. Nepaisant jų pastangų, buvo per vėlu. Nikas įjungė siųstuvą, kad iškviestų sraigtasparnį. Jie dirbo kartu, kad ištrauktų Alaną iš tarpekio. Kai atskrido sraigtasparnis, jie padėjo įkelti Alaną ir jo įrangą. Pilotas ir medikas buvo profesionalūs ir supratingi, kai jie paskutinį kartą išvežė Alaną nuo vandens, kurį jis taip mylėjo. Šie grįžo prie savo automobilių, apsikabino su ašaromis akyse ir išvyko namo. Tai yra pirmasis iš 4 blogiausių ekstremalaus plaukimo baidarėmis incidentų žmonijos istorijoje. Tačiau 4. yra pats blogiausias. Šioje kitoje istorijoje vienas iš gelbėtojų, leitenantas Kevinas Kamerlingas, sakė, kad tai buvo sunkiausia gelbėjimo operacija, kurią mačiau per savo 25 metų karjerą. Tai yra Williamas Hoxis, vaikinas gimęs nuotykiams ir gyvenimui gamtoje. Kol jis mokėsi mokykloje, jis buvo labai aktyvus lengvojoje atletikoje, dramos būrelyje ir netgi baigė ugniagesių akademiją. Baigęs vidurinę mokyklą, jis įstojo į Feather River College'ą, kur lankė paskaitas ir įsitraukė į lauko rekreacinio vadovavimo programą. Buvo kažkas ypatingo talentingajame Ville Hoxyje. Jis buvo nuostabus muzikantas ir dainų autorius. Jis taip pat buvo atsidavęs gamtosaugai. Jis dirbo Plumas apygardos gamtos išteklių apsaugos skyriuje. Vilas buvo upės mylinčios šeimos narys. Jis pradėjo kaip plaustų vadovas srauniose upėse ir greitai tapo patyrusių baidarininkų. Jo mėgstamiausia upė buvo Trinity, Šiaurės Kalifornijoje. Tačiau jis keliavo plačiai ir toli. Oregonas, Aidahas, Šiaurės Karolina, Juta, Virdžinija, Čilė ir daugybė kitų vietų, vien tam, kad tyrinėtų jų upes. Jis dažnai dirbo pagalbiniu baidarininku ir daug dienų irklavo kartu su savo broliu Benu. Jie buvo žinomi kaip Hoxio berniukai ir buvo gana garsūs sraunių upių baidarininkų bendruomenėje. Vilas dalyvavo daugelyje sraunių upių baidarių festivalių ir varžybų. Jis taip pat buvo apmokytas gelbėjimo srauniuose vandenyse, baidarių instruktavimo ir pirmosios pagalbos laukinėje gamtoje. 2021 metais Vilas su nedidelė draugų grupe apsistojo didžiuosiuose lygumose, padėdamas saugoti miestelį, kai per jį praūžė paminklo gaisras. Vilas buvo apibūdinamas kaip nesavanaudiškas, mylintis ir didesnis už gyvenimą žmogus. Nuotykių ieškotojo dvasia, kuris visada buvo basas, visada šypsojosi taip, kad visi aplinkui pasijusdavo geriau. Visa tai tragiškai nutrūko 2023 metų birželio 14 dieną. Viskas prasidėjo pietinėje Sierra Nevados dalyje prie Kern upės. Kern upė šiuo metu srauni,
4800 kubinių pėdų per sekundę. Ta diena 5 patyrusių baidarininkų grupė, tarp jų ir Vilas, nusprendė įveikti sudėtingą 4 klasės Ant Canyon ruožą žemiau Johnsondale tilto. Jie žinojo, kad vandens lygis aukštas, bet buvo pasiruošę iššūkiui. Jei nesate susipažinę su vandens saugumo klasifikacija, 1 klasė yra lengviausia. Šios srauniosios upės turi mažas bangas ir švelnias sroves. Jos primena lėtai tekančią upę ir yra labai saugios pradedantiesiems. 2 klasės slenkščiuose yra šiek tiek daugiau bangų ir keletas mažų akmenų. Vanduo teka šiek tiek greičiau, bet vis dar tinka pradedantiesiems, turintiems pagrindinių įgūdžių. 3 klasės slenkščiuose yra didesnės bangos ir daugiau akmenų. Vanduo teka greitai, todėl gali tekti atsargiai vairuoti valtį. Jos yra šiek tiek įdomesnės ir reikalauja tam tikros patirties. 4 klasės vanduo, su kuriuo netrukus susidurs Vilas, pasižymi labai didelėmis bangomis, stipriomis srovėmis ir daugybę uolų. Vanduo juda labai greitai, todėl norint saugiai plaukti reikia turėti gerų įgūdžių. Jos yra jaudinančios ir sudėtingos. O 5 klasė skirta tik ekspertams. Šie slenkščiai turi milžiniškas bangas, labai stiprias sroves ir daug pavojingų uolų. Vanduo čia itin greitas ir tik patyrę irkluotojai turėtų bandyti jas įveikti. Jos yra labai intensyvios ir rizikingos. Pirmojo didelio nusileidimo apačioje 4 klasės Bombay Rapids slenkstyje upė stūmė link mažos salelės upės centre. Dažnai, kai plaukiate baidare, labai sunku matyti aiškų kelią, kuris veda aplink uolas ar kitus upėje plūduriuojančius daiktus. Ir kuo stipresnė srovė, tuo greičiau turi reaguoti, kai pastebi kliūtis priešais save. Vilas, kuriam tik 26 metai, plaukė baidare link krūmų, kai pastebėjo atrodytų aišku kelią aplink juos. Jis iš karto sureagavo ir pradėjo irtis nauja kryptimi, kurią pamatė. Tačiau staiga jis atsitrenkė į po vandeniu kyšantį paslėptą rąstą. Instinktyviai jis bandė atsiremti, bet rąstas smarkiai trenkėsi į jo baidarę. Rąstas apvertė jo baidarę ant šono ir įkalino jį, palikdamas galvą vos virš vandens. Upės srovė prispaudė jo baidarę, kuri buvo modernios sraunioms upėms skirtos konstrukcijos, ypač atspari įspraudimui. Dar blogiau, keletas šakų apsupo jo kūną, todėl jis dar labiau įstrigo šioje siaubingoje situacijoje. Paprastai tokioje situacijoje išliptum iš savo baidarės ir nuplauktum į saugią vietą, tačiau dėl to, kai rąstas užspaudė jo baidarę ir šakos jį prispaudė, jis buvo visiškai įstrigęs. Vilo draugas puolė jam į pagalbą, desperatiškai bandydamas jį ištraukti iš šios mirtinos padėties. Tačiau tą vietą buvo sunku pasiekti. Upės viduryje esanti apsemta sala dar labiau apsunkino priėjimą. Vilijas buvo sąmoningas, kai jie jį pasiekė, ir jie kovojo, kad jo galva liktų virš vandens. Jie naudojo virves ir visas savo jėgas, bandydami jį išlaisvinti, bet srauni vandens tėkmė buvo per stipri. Po 90 minučių širdį draskančių pastangų jie turėjo kviesti pagalbą. O tuo tarpu upė vis kilo. Galiausiai ji pasiekė 10 000 kubinių pėdų per sekundę, todėl saugus ištraukimas tapo neįmanomas. Vilas Hoxis, įgudęs 26 metų baidarininkas, mirė birželio 14-ąją, bejėgiškai įstrigęs istoriniuose aukštuose srautuose viršutinėje Kern upės dalyje. Kas dar labiau pablogina šią tragišką istoriją, tai kad vandens jėga laikė Vilo valtį ir jo kūną toje pačioje vietoje daugiau nei mėnesį. Pavaduotojas leitenantas Kevinas Kamerlingas sakė, kad jie apie nelaimę sužinojo birželio 14-ąją, 5 valandą vakaro. Srauto greičiu įsiekiant 5000 kubinių pėdų per sekundę, jie negalėjo prieiti prie jo baidarės. Šie bandė kitą dieną ir dar kitą dieną, bet nebuvo saugaus būdo prie jo prieiti. Per artimiausias dienas srautas dar labiau padidėjo. Jie laukė ir paskyrė šerifo pavaduotojus kelyje virš upės, laikydami juos vietoje visą parą. Birželio paskutinę savaitę, kai srautas sumažėjo iki maždaug 4500 kubinių pėdų, jie pradėjo gelbėjimo operaciją. Jie nutiesė virvę per upę ir ją pamažu pritraukė gelbėjimo valtį link Vilo. Tačiau srauniosios bangos greitai pasuko valtį šonu, grasindamos ją nuskandinti. Jiems pavyko išsilaisvinti ir sugrįžti į saugią vietą. Kai vandens srautas sumažėjo iki mažiau nei 3000 kubinių pėdų per sekundę, jie bandė dar kartą. Jo kajakas buvo perlūžęs per pusę nuo vandens jėgos. Galiausiai jiems pavyko.
Vilas Hoksis kilęs iš plaukiojimu užsiimančios šeimos ir užaugo plaukdamas baidare savo gimtojoje Trinity upėje. Jo šeima atsisakė duoti interviu. Jie žinojo, kad jis darė viską teisingai. Tai buvo tiesiog nelaimingas atsitikimas. Artėjant ilgajam darbo dienos savaitgaliui, lankytojai buvo raginami nesimaudyti upėje. Prašome. Tais metais Kern upė pasiglemžė 8 gyvybės. Jei esate baidarių sporto gerbėjas, tikriausiai esate girdėję apie Brenną Ortoną. Šis 29 metų vaikinas buvo vienas talentingiausių profesionalių baidarininkų. Jo YouTube kanale Senders galima rasti beprotiškų vaizdo įrašų iš visų jo kelionių po pasaulį. Nuo Norvegijos iki Afrikos, Kalifornijos ir Europos. Ortonas yra keliavęs į daugumą žemės vešlių sraunių upių regionų. Ortonas turėjo daug įvairių darbų, kol tapo profesionaliu baidarininku. Jis bandė dirbti skambučių centro darbuotojų ir statybvietės darbininku. Jis netgi dalyvavo medicininiuose bandymuose, kad galėtų finansuoti savo keliones. Patirtis, kurią jis apibūdino kaip abejotina. Tačiau keisčiausias iš visų buvo laikotarpis jo gyvenime, kai jis dirbo kapų kasėju. Taip, teisingai išgirdote, tikras kapų kasėjas. Akivaizdu, kad jis buvo žmogus pasiruošęs daryti bet ką, kad sudurtų galą su galu ir galėtų atsiduoti savo meilei plaukti baidare. Ortonas juokaudavo, laukdamas, kol jam bus sumokėta už plaukimą baidare. Manau, kad jau esu dirbęs beveik visus įmanomus darbus. Tačiau, kai tik jam pasitaikė proga tapti baidarininku, Ortonas pradėjo gerinti rekordus. Tačiau jis ne tik gerino rekordus, jis taip pat susilaužė nugarą. 2018 metais jis plaukė baidare žemyn kriokliu Kanadoje. Bandydamas įveikti 100 pėdų aukščio Aleksandros krioklį šiaurės vakarų teritorijose, Ortonas stipriai trenkėsi į vandenį ir susilaužė tiek nugarą, tiek veidą. Nuo smūgio jis prarado sąmonę ir jį turėjo gelbėti kiti baidarininkai. Laimiai, jie jį ištraukė laiku, tačiau jis vis tiek stengėsi įveikti šią traumą, nesuprasdamas, kad jo nugara buvo lūžusi. Patyriau kelis stiprius smūgius ir gavau stuburo suspaudimo lūžį. Bandžiau nekreipti dėmesio į skausmą, galvodamas, kad tai raumenų skausmas. Tačiau po kelių savaičių nebegalėjau išlipti iš lovos. Maždaug po 4 savaičių vėl sėdau į baidarę. Tačiau praėjo 8 savaitės, kol vėl pradėjau bėgioti per krioklius. Ir tai nebuvo gydytojo rekomendacija. Ortonas pasiekė įspūdingą rekordą baidarių pasaulyje. Jis atliko aukščiausią nusileidimą tarp britų baidarininkų. 2018 metais jis sėkmingai įveikė Big Banana Falls Meksikoje. Tai milžiniškas krioklys, kurio aukštis siekia 128 pėdas. Šis nusileidimas tuo metu buvo antras pagal aukštį krioklio šuolis, kurį kada nors atliko baidarininkas. Big Banana Falls kelia unikalų iššūkį. Norint į patekti, baidarininkams reikia nusileisti virvę, o Ortonui ši technika atrodė ypač bauginanti. Nepaisant baimės leistis virve žemyn, Ortonas sugebėjo nusileisti. Jis apibūdino smūgį apačioje kaip milžinišką. Ortono rekordinis pasiekimas, Big Banana Falls, išsiskiria jo nuotykių kupinoje karjeroje. Jis išreiškė ambicijas mesti iššūkį pasaulio rekordui, kuris buvo pasiektas Vašingtono valstijoje, JAV, Palūzės krioklyje, 198 pėdų aukštyje. Ortonas planavo tai bandyti ateityje, norėdamas arba pasiekti, arba viršyti šį rekordą, priklausomai nuo tokių sąlygų kaip vandens lygis ir oras. Tačiau jis niekada negavo progos pagerinti dar vieno rekordo. 2024 m. gegužės 16 d. Ortonas išvyko kartu su grupe baidarininkų. Jie leidosi žemyn Molesos upe Šveicarijoje, kuri garsėja stačiais 5. klasės slenkščiais. Kaip jau anksčiau kalbėjome, 5. klasės slenkščiai yra patys sudėtingiausi. Jie ilgi, pilni kliūčių arba labai smarkus, kurie kelia irkluotojui didesnę riziką. Todėl šie slenkščiai skirti tik profesionalams. Kelionė vyko kaip tikėtasi, kol Brennas Ortonas susidūrė su neįsivaizduojamu iššūkiu. Jis pateko į pavojingą grįžtamosios srovės vietą. Tai hidraulinis darinys, kuris įtraukia ir vėl suka vandenį, sukurdamas sūkurio efektą. Kaip matėme Alano Sacherio atveju, šis reiškinys gali būti pavojingas, įkalinantis net ir labiausiai patyrusius baidarininkus. Tičino regiono upės, tokios kaip garsioji Verdzaska, garsėja savo grožiu ir stačiu krištolo skaidrumo vandeniu, kuris traukia patyrusius baidarininkus. Tačiau esant aukštam vandens lygiui, šios upės gali suformuoti mirtinas srovės duobes, kurių sunku išvengti. Ta dieną Brennas ir jo draugai plaukė sudėtingais slenkščiais, kai jis pateko į vieną iš šių klastingų hidraulinių darinių.
Jis buvo greitai įtrauktas po vandeniu, beveik neturėdamas galimybės išsigelbėti. Nepaisant greitų draugų gelbėjimo bandymų, Ortonas nugrimzdo po vandeniu ir daugiau nepasirodė. Jo paieškos buvo atkaklios. Tiek vietos valdžios institucijos, tiek draugai be poilsio šukavo upę ir aplinkinės vietovės. Šiame etape Brenas buvo laikomas dingusiu be žinios. 2 savaitės viltis ir neviltis skatino intensyves paieškas. Galiausiai viskas paaiškėjo per širdį draskančią žinią. Gegužės 30-ąją 2024 metais Brenas Ortonas buvo rastas Maggiore ežere, iškart už sienos Italijoje. Jo dingimas ir vėlesnis kūno radimas užtemdė baidarių sporto bendruomenę. Džie vis dar puoselėjo viltį dėl stebuklo. Ta diena, kai buvo rastas Breno kūnas, vietinis valtininkas pranešė valdžios institucijoms, pastebėjęs kažką vandenyje. Ticino policija vėliau patvirtino liūdną žinią pranešime spaudai. Šiek tiek prieš 11 valandą Lokarno mieste, Maggiore ežero vandenyse buvo rastas negyvas vyro, kuris dingo gegužės 16-ąją plaukdamas baidare Molesoje, kūnas. Šis radinys užbaigė paieškas, tačiau bendruomenė liko susidūrusi su mylimo žmogaus ir baidarių sporto legendos netektimi, kurio palikimas ir toliau įkvėps kitus. Per pirmuosius 3 incidentus baidarininkai susidūrė su sūkuriais ir paslėptais objektais upėje, kurie nusinešė jų gyvybės. Tačiau šioje istorijoje Johannesas Hendrikas Hendris Kuce paskutinėmis savo gyvenimo akimirkomis susidūrė su neįtikėtinu košmaru. 32 metų vyras buvo maždaug 1,80 m ūgio, tvirto sudėjimo ir su praplikusia galva, kuri buvo nuskusta iki odos. Jis buvo buvęs Pietų Afrikos gynybos pajėgų medikas ir milžinas sraunių upių tyrinėjimo pasaulyje. Hendris išgarsėjo 2004 metais, vadovaudamas nepaprastai ekspedicijai nuo upės ištakų iki žiočių. Tai vyko Nilo upėje, atkuriant Johno Godardo ankstesnės kelionės maršrutą. Ši ambicinga ekspedicija prasidėjo Viktorijos ežere Ugandoje sausio 17 dieną ir pasiekė Chartumą kovo 25-ąją. Komanda tęsė savo kelionę ir gegužės 21-ąją atvyko prie Viduržemio jūros Rosetoje. Ekspedicijos tikslas buvo atkreipti dėmesį į humanitarinės problemas šiame regione. Atsakydamas į teiginius, kad jų kelionė neprasidėjo nuo tikrojo Nilo ištakų, Kuce ir jo komanda 2005 metų balandį pradėjo papildomą ekspediciją nuo Kageros iki Viktorijos ežero. Tai prie pradinio 463 mylių maršruto, įveikto 2004 metais, pridėjo dar 466 mylios. Hendrio mama Marie Niman sako, kad jos sūnus visada buvo bebaimis ir mėgo dėmesį. Jis gimė 1975 metais mažame miestelyje Pietų Afrikos šiaurės vakarų provincijoje. Hendris buvo 2 metais jaunesnis už savo seserį Šarleną. Kai jis buvo 7 klasėje, atrodė jaunesnis nei buvo iš tikrųjų ir turėjo bėrimą, jis drąsiai prisegė savo nuotrauką prie mokyklos skelbimų lentos. Šalia buvo užrašas: ieškau merginų. Bet kuri mergina nuo 10 iki 14 metų. Jo veidas buvo nusėtas spuogais, prisimena jo mama. Tai nebuvo pati geriausia nuotrauka. Hendrio tėvas, Henkas, buvo majoras ir žvalgybos karininkas Pietų Afrikos specialiosiose pajėgose. Džie gyveno Ošakatyje, Pietų Afrikos pasienio karo metu. Jie kartą susidūrė su artilerijos ugnimi iš Angolos pajėgų, kurias rėmė sovietai. Nepaskelbtoje atsiminimų knygoje Hendris rašė apie jaudulį, kurį jautė per šiuos išpuolius. Kai prasidėdavo bombardavimas, aš lįsdavau po lovą, kaip man buvo liepta. Tačiau slapta man tai patiko. Tai atrodė kaip nuotykis, lygiai kaip mano tėčio kova kare. Akivaizdu, kad Hendris troško gyventi ant ribos, bet kiek toli jį nuves šis troškimas. Jis pradėjo irkluoti baidarėmis po to, kai būdamas 21 paliko Pietų Afrikos gynybos pajėgas. Pietų afrikietis Peteris Mereditas ką tik buvo pradėjęs dirbti safari par excellence plaustų vadovu. 1997-aisiais, kai Hendris ką tik baigęs metus armijoje, atvyko ieškoti nuotykių. Draugas priėjo prie manęs ir pasakė: ką tik sutikau nuostabų vaikiną. Turėtum ateiti ir su juo susipažinti, sako Mereditas. Pasiimkime jį ir ant tarpeklio krašto išgerkime po gėrimą, stebėdami saulėlydį. Hendris, kuris netrukus po atvykimo prie Zambezės upės
Gavo darbą sraigtasparnių apžvalginių skrydžių įmonėje kaip operacijų vadovas, spinduliavo užkrečiančią energiją. Jis klausėsi ir kalbėjo aiškiai, visiškai įtraukdamas Mereditą, kuri taip pat tarnavo kariuomenėje. Džeme buvo kažkokio intensyvumo, sako Meredita. Jo akyse spindėjo pasitikėjimas. Meredita iš karto pasiūlė jam darbą, nors Henris niekada gyvenime nebuvo plaukęs upe. Paprastai niekas nesamdytų žmogaus vadovauti 5 klasės upės žygiui, kol jis neturi bent 5 metų gido patirties. Mereditos vadovui reikėjo šiek tiek įkalbinėjimų, bet galiausiai jis sutiko. Po mėnesio Henris jau vadovavo klientams viename iš sudėtingiausių pasaulyje komercinių plaustų maršrutų. Tai buvo tarsi žengti į Everesto bazinę stovyklą niekada nedėvėjus apkaustų ir vesti žmonės į viršūnę. Tačiau nei pasitikėjimas, nei įgūdžiai neparuošė Henrio susitikimui paskutinėme jo gyvenimo plaukime Baidare. 2010 m. gruodžio 7 d. būdamas Kongo Lukugos upėje, Henris kūcė ir klavo kartu su amerikiečiais Benu Stuksberiu ir Krisu Korbuličiumi. Ši upės atkarpa garsėja ne tik pavojingomis srauniomis srovėmis, bet ir gausybė krokodilų bei begemotų. Ekspedicijos naujienos buvo dalijamos internete. Stuksberio pranešimas buvo gautas lapkričio 29 dieną. Jis padarė išvadą, kad vos po kelių valandų mes lipsime į krovininį laivą ir kirsime 270 mylių žemyn ir per Tanganikos ežerą, per Tanzaniją, iki milžiniško ežero vienintelio išėjimo Kalami, KDR, kur prasideda Lukugos upė. Komandos paskutinė Spot Messenger žinutė buvo gruodžio 5, kurioje buvo nurodyta, kad viskas gerai. Ankstesnėme lapkričio 1 pranešime Stuksberis citavo Henrį. Jis turėjo neprilygstamą patirtį naršant po pavojingą Afrikos vandens gyvūniją. Henris sakė, venkite sūkurių, ypač mažų, nes ten yra 3 tonų begemotų, kurie jūs perplėš per pusę. Nesilaikykite krantų, nes krokodilai ten šildosi ir gali panorėti jūsų pietums. Iš esmės, laikykitės arti manęs ir sekite mano pavyzdžiu. Klausimų yra. Prie upės žiočių gyvena krokodilas vardu Gustavas. Tai senas, gerai šeriamas žmogėdra. Jei dėl kitos ekspedicijos savaitės nerimaujate taip pat kaip ir mes, prašome pasiklausyti Henrio patarimo ir prisiminti 3 taisyklę. Kad ir kas nutiktų, nepanikuokite. Ši žinutė tapo šiurpiu fonu tam, kas turėjo netrukus įvykti. Jie buvo už 120 mylių žemyn upe nuo vietos, kur Lukugos upė išteka iš Tanganikos ežero. Neseniai įveikę atkarpą, kurią ekspertai vadino nenaviguojama, jie dabar ramiai plaukė 100 mylių ramiu vandeniu, kol jų laukia Kongo upė. Tačiau pavojus tykojo ir jie tai žinojo. Pasakojimai apie krokodilus šiuose kraštuose privertė juos būti itin budrius, todėl jie irklavo glaudžiai susibūrę į tankią rikiuotę. Korbuličius ryškiai prisimena tą akimirką. Palei krantus augo tanki dramblių žolė, o mes stipriai irklavome srovės viduryje. Aš atidžiai stebėjau Henrį, kuris buvo vos už kelių pėdų dešinėje, o Benas buvo priekyje kairėje. Trumpam nusukau žvilgsnį, kad patikrinčiau mūsų kryptį, ir kai vėl pažvelgiau, krokodilas jau puolė jį. Girdėjau, kaip jis kažką pasakė prieš pat jam paneriant po vandeniu. Viskas įvyko taip greitai, kad jo baidarė beveik pradingo po vandeniu. Buvo kova, bet netrukus visi judesiai liovėsi. Prisiminimas apie Stuksberį taip pat persekioja. Kai išgirdau, kaip Henris sušuko, Dieve mano, krokodilo nasrai artėjo prie jo, milžiniški, tokie platūs kaip jo liemuo. Tai mane pritrenkė. Po kelių minučių, kai nebuvo jokių Henrio, jo valties ar krokodilo ženklų, supratome, kad turime iš ten pasišalinti. Mes pasiekėme netoliese esantį kaimą maždaug už mylios žemyn upe ir paprašėme vietinių pagalbos. Tada mes pastebėjome, kaip pro šalį plaukė Henrio baidarė. Mes vijomės ją, tikėdamiesi bent kokio ženklo. Nieko nebuvo. Nepaisant pastangų suorganizuoti paiešką su kaimo gyventojais, jie buvo neperkalbami. Šis krokodilas jau buvo atėmęs 9 gyvybės iš jų bendruomenės. Tragedija nuaidėjo per visą kaimą, kur net mažiausi Henrio įrangos likučiai liko nerasti. Tai buvo tamsus priminimas apie laukinę gamtos jėgą ir vandenis, kuriuos jie drįso įveikti. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Būkite drąsūs ir gyvenkite drąsiai.